Sveiki visi, su jumis Zytė. Ne per seniausiai atsikėlus Zytė. Viskas mėta. Ane? Šiandien sugalvoju eisim, kadangi jau mano gyvūnėlis vienas pristatė, kitą aš pati pristatysiu. Tai čia yra Mėtutė, ane? Mėtutė. O kitas gyvūnėlis yra Dipsiukas, ežiukas ir tiesiog trupučiuką parodysiu, kaip ten mes su juo darom mūsų spadėj. Tai va, padėsiu Dipsiuką įsimaudyti. Ko? Nepradėk, eisim Dipsiuką įsimaudyti. Eisim padaryti pusiku. Ane? Kai kurie iš tikrųjų ežiukus džiovina su džiovintuvu. Mano ežiukui asmeniškai tai nepatinka. Aš matau, kaip jisai labai pradeda stresuoti, tai aš tiesiog to nedarau. Taip pat, kai maudau, aš turbūt trupučiuką minėjau, bet aš naudoju dantų šepetėlį, kadangi labai gerai išsiplauna visi spygliukai, tarp spygliukų esantis įvairūs nešvarumai. Ir iš tikrųjų taip pat labai prižiūriu kojytes jo. Laikas nuo laiko reikia ežiukams vis nukirpti nagučius. Tai parodysiu savo nagučius. Va, iš tikrųjų aš vis prižiūriu jo kojytes, reikia vis nukirpti nagučius. Ir aš pasižiūriu, ar jie yra pakankamai tinkamo ilgio. Koks tinkamas ilgis iš tikrųjų yra ir internete, ir iš tikrųjų aš galiu ir įmesti šitą video. Tai yra labai skausmingas procesas man tiek jam, nes aš matau, kaip, ne tai kad skausmingas, kad įkerpu, bet aš matau, kaip jisai nenori to daryti. Ir aš matau, kaip iš tikrųjų labai jisai spurda ir man sunku nukirpti nagučius, bet kaip mes tai padarom, man labai padeda levandų eterinis aliejus. Kuo natūralesnis, tuo geriau žinoma, bet iš tikrųjų labai stipriai padeda ir jam labai patinka. Aš galėsiu trupučiuką parodyti, kaip jis nurimsta ir kaip jisai nusiramina. Na va. Ir matote, jis pakankamai aktyvus, judrus ir iš tikrųjų kojyčių taip nenukirpsi. Bet jeigu trupučiuką pradedi eterinį aliejų, labai nedaug, kad neišbėgtų. Ir po truputį palaukti, duoti šiek tiek laiko. Ežiukam labai patinka levandas. Bent jau daugumai. Bet užtat mažytis švarus, gražus.
Ane? Kirminuko, atsiprašau, pamiršau visą laiką po spa dienos kirminuką duot.